BetSafe Casino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Uždarė kelią, kad niekas neišvažiuotų. Pažiūrėkit, ką čia turėsim. Atsisėdo ir atlankė arką. Ai. Priekis. Va toks. Galas iš visų lindęs. Ui. Va tokie žibintai. Duskė. Oi, reikia bėgti. Tai šiandien esame, arba tiksliau tuoj būsime pačiame didžiausiame show-offe Europoje. Ir kaip matote, esu atsivežęs F30. Tai negaištam laiko, bandom nusikrauti nuo tralo ir patekti jau į patį pagrindą, kur ir stovi visi automobiliai. Tai aišku, reikės nuimti priekinį bumperį, nes gidropas, nes stensas. Turbūt ne kiekvienas automobilis buvo daužomas į blokus, o dabar stovi show-offe. Tai vat šiem metam kartu su OBD11 padarėm tokį kolabą ir žmonėm parodysim F30. Aišku, nemeluosiu, visai smagu būtų ir pašerti. Tai vat pabandysim viską aprodyti įdomiausius automobilius, nes tikrai tokių bus. Parodysim ir veiksmo. Gerai. Pirmas užkūrimas Lenkijoje. Idealiai. Viskas kol kas sklandžiai. Šiandien yra penktadienis, pirma diena. Vienintelis gal minusas, kad turime plus 30. Rytoj, man atrodo, turėsim plus 32. Tai tikrai šilta. Aišku, po to dar suvėsim tarpus. Dabar čia toks greitas surinkimas, kad negaišt laiko. Aišku, dar iš darbų tai turim užsidėti spoilerį, nes reikėjo padažyti. Buvo toks vienas defektas. Sutvarkėm, kad viskas nors kiek tvarkingiau būtų. Automobilis vis tiek yra matęs drifto, randų yra, bet spoileris jau buvo, kaip sakant, defektuotas dėl jo paruošimo. Pažiūrim, ar tinka. Kažkas tokio. Reikės tik skylės pagauti, gal išeis. Į tave truputį, o? Gerai, lik pagavo. Spoileris yra, bumperis užsidėjo, lieka dar susidėti vairuotojo diržus, taip pat iš update'ų uždėtos normalios padangos į priekį, kad irgi nebūtų gėda rodyti automobilį. Tai manau, kad diržus pasiėmu su savim ir dabar jau tikrai galim važiuoti. Nu va, pažiūrėkit, ką čia turėsim. Lambo ir šalia F30. Ieškom OBD11 dabar spoto, bet jau tiesiog blaškaisi, nes vaizdai aplinkui tikrai gražus. Smagu sugrįžti ir dar smagiau turėti savo automobilį čia. Update'as toks, kad turime truputį chaoso, niekas nieko nežino, savo spoto nerandam. Tai, manau, geriausias momentas greitai apeiti įdomesnius variantus. Visko parodyti tikrai bus neįmanoma, bet kažką įdomesnio tikrai rasim. Iškart pradedam nuo dviejų suprų. Bam! Viena, bam! Antra. Šalia visai gražus M4. Tikrai gražu. E30 M3. Gražu. Man atrodo, gal šitą matėm ir pernai, nežinau, bet šiaip yra ir daug naujų automobilių. Truputis klasikos AE86. Iš tikrųjų, smagu matyti ir old schoolą. Aišku, va, turime ir visiškai naują M2. Operatorius turbūt nei ten rodai. Va, M2, tai matot, koks skirtumas.
oldschoolas ir visiškai pats paskutinis modelis M2. Va čia iškart rimti aparatai. Skyline'as, dar viena Supra. Šitą, ką žiūrit video, atsiminsit. Irgi tikrai pernai buvo. Daug žodžių nereikia. Ferrari. Stipru. Jūs pažiūrėkit, koks Mersas ir kokie BBS RS ratai. Wow. Šiaip iš esmės šiandien yra pati geriausia diena, nes nėra žiūrovų. Ryt planuojama, kad bus 50 000 žmonių. Tai tiesiog čia daužysimės pečiais ir net nelabai išeis normaliai parodyti tų visų automobilių. Tai vat bandom kuo greičiau, bent jau plius minus apeiti ir pamatyti, ką turime šiandien. Žiūrėkit, R-Tram 4 ir aišku dar viena 4 Supra. Pažiūrim, kas čia. Variklis projekto stadijai. Nu, iki ryt dar surinks. Viskas gerai. Šį kartą tikrai turime daug Mersų. Manau, reikia varyti F30 pasistatyti į jo vietą. Tai tiesiog greitai parodau mano manimu rimčiausią aparatą. Tai aišku, dar vienas Ferrari, bet visa esmė štai čia. Lamborghini Countach, Liberty Walk su visais bodykitais ir taip toliau. Tiesiog kosmosas. Tiesiai iš Japonijos. Nežinau, gal Ferrus skaičiuoti, nesupras. Tai va, dar vienas Ferrari. Ir tada čia jau ir pernai matytas R-Tram 4 Skyline'as GTR'as. Kalbant apie GTR'us, dar vienas Skyline'as, bet manau geriausia būtų skaičiuoti Lambo. Tai dar vienas Lamborghini ir kiek mačiau, bus ir dar. Ką aš jums sakiau? Pažiūrėkit. Gerai, kol kas užtenka vaizdų, jūs hebra ką galite padaryti, tai paspausti patinka ir parašyti komentarą, kuris iš matytų automobilių jums labiausiai patiko. Galbūt tas pilkas F-Tram su M3 S55 motoru. Pagalvokit, tai laukiu jūsų komentarų, o mes tvarkomės ir varom į vakarinę dalį. Tai turime antrą dieną man ir taip pat pirmąją oficialią Ultrace. Ir štai mūsų OBD 11 standas, F30, Audelė ir visos kitos pramogos. Ir prie to pačio žiūrovam namie, jeigu norite įsigyti OBD 11 device'ą, planus, kreditus ir taip toliau, su kodu NORBE gaunate minus 10% visam jūsų apsipirkimui. Tai dabar turbūt reikia apsivalyti automobilį, dar reikia susidėti diržus ir galim pradėti renginį. Toks trumpas užfiksavimas dabar yra po 12:20 ir jau turime 27 laipsnius. Šilta. Gerai, reikia susimest diržus, nes galimai ryt, sekmadienį, pabandysiu pasiderinti ir išvažiuoti bent jau keliem ratam į driftą. Va čia būtų rimta. Aišku, jeigu nenurašysiu F30 blokus, tai va dėl to geriau ir važiuoti sekmadienį. Šiandien pastovim gražiai, pasižiūrim šou, o ryt jau galim daryti nesąmonės. Nu va, diržai, neklauskit, kodėl jų nėra F-kiai. Nu gerai, paklauskit, pasakysiu. Tai iš tikro diržus iš F30 prieš sezoną susidėjau į E30. Tai va reikėjo nupirkti naujus, kad kažką ir čia sukraut. Šiaip kalbant rimtai, tai gal reiktų kitais metais pabandyti atvaryti su savo standu, atvaryti ir į driftą,
su jau tam skirtu automobiliu. Neskau, kad F30 blogai, bet atsivežt padangų, pasiruošti jau šert agresyviai. Žiūrėsim. Planai dar neaiškus kito sezono, bet tikrai norėtųsi dar ir suvažiuoti. Dabar toks lengvas apšilimas, va jau 3 metai, tai pagaliau ir savas automobilis. Tai žiūrėsim, kas bus kitais metais. O dabar, nu ką, bent jau laiką išnaudojam produktyviai. Jum, chebra, tai va, yra padėti device'ai. Tiesiog nueikite į obd11.com ir užsisakykite. Galėsi daryti diagnostiką savo automobiliui, tikrinti motorą, dėžę, kitus blokus. Galėsi naudotis one-click aplikacijom, jeigu pas jūs yra BMW, E-serija, F-serija, G-serija. Taip pat jeigu vagas, irgi labai daug funkcijų. Arba tiesiog trumpai, tai diagnostika veikia ant visų automobilių nuo 2008 metų, kurie turi OBD2 jungti. O jeigu pas jūs yra BMW, VA grupės automobilis, greitų metu Lexus bei Toyota, taip pat veiks ir one-click aplikacijos, su kuriom galite atsirakinti užrakintus dalykus, pasikeisti tam tikrus settingus ir panašiai. Daugiau informacijos obd11.com. Tvirtinam diržus ir einam, manau, pažiūrėti show-offo. Kaip matot, šiandien situacija tokia, kad žmonių jau pilna, nors dabar turim apie 1 valandą dienos. Kas žiūri driftą, kas žiūri tiesiog show automobilius. Ir dar esmė, kad eilės yra ilgiausios, tai tų žmonių tik daugės. O mano tema. Offroado padangėlės. Geras. Šiaip, kad papultum į šou, manau, nėra labai sudėtinga, tiesiog reikia tvarkingo automobilio ir esmė geri ratai, kropas, viskas. Nors dabar klausimas, ar ratai čia ne fake. Gal ne fake. O jeigu fake, blemba, gali būti, kad fake ratai. Tai vat, kas mane labiausiai liūdina, kai žmonės neužsideda originalų. Arba jeigu jau perki kažkokius pigesnius, tai nepirk dizaino, kuris yra tiesiog kopija kažkokių normalių, brangesnių ratų. Šitą Supra net aptvėrė, kad niekas kažko nepačiuptų. Tai Musk Tataros naujas projektas, pati Supra jau pas jį seniau buvo, bet padarė pilną rebuildą. Kol kas matosi visai gražu. Gal kada panašiai ir pas mane bus. Nors dabar taip žiūriu, tai čia jaučiasi toks Need for Speed'o vibas, tai manau pas mane bus visai kitaip. Va, kaip pavyzdys, tiesiog tvarkingas E24 ant teisingų, originalių BBS RS ratų ir viskas. Ko daugiau reikia? Nieko. Aišku, turėti tvarkingą E24 sudėtinga, surasti oldschoolinius tokius BBS-us irgi nėra lengva, arba viskas tiesiog kainuoja nemažus pinigus, bet esmė, kad va, gražu, paprasta, tvarkinga. Tai Mersas panašu net nėra sudažytų, tvarkytų kėbulų, matome visą istoriją ant jo. Tai va, pavyzdys, kad nebūtina iš esmės išsilaižyti net to automobilio, jeigu jis yra kažkoks klasikinis, senas, retro ir panašiai. Tai va, dropas, custom, ardomi ratlankiai, gražu. Sunku net kažką detaliau čia komentuoti, tiesiog eini ir žiūri. Aišku, kas yra juokinga, kad pro tokius automobilius tiesiog eini ir praeini. Tai Porsche'as, faktas, ant žemės, ant rimtų ratų. Ir va čia turime tokius pat BBS, tik ne fake. Tai iš tikro ardomi, matom šviečia kiaurai varžtai. Tai tiesiog vėlgi komentarų neturiu. Gražu. Standartas, va, stovi S2000, vorkai ant žemės. O vat pro kregždę tikrai nepraeisiu. Kupas, viskas standartiškai, vėl vork ratlankiai ir vėl mano komentaras gražu. O kad būtų gražu, tai visų pirma reikia pasirinkti tinkamą variantą pradžiai, ne kokį skendusi, suvirintą per pusę automobilį, o tiesiog tokį, į kurį būtų verta investuoti. Tai turbūt paprasčiausias dalykas yra pasitikrinti tikrąją automobilio istoriją per carvertical.lt ir su linku video aprašyme arba kodu NORBE dar gausite minus 20% nuolaidą savo ataskaitai. Tai kadangi esame Lenkijoje, sugalvojau pasičekinti Lenkijos skelbimus ir va turime tikrai gražų, tvarkingą Mersą. Tai 124, 3 litrų dizelis, matote iš nuotraukų tikrai nerasime kažkokių defektų. Kaip sakau, gražus automobilis, kaina taip pat nėra maža,
70 000 zlotų, kas yra virš 16 000 eurų. Tai už tokią sumą jau tikrai norėtumėt tvarkingo automobilio. Kadangi turime skelbime nurodytą VIN kodą, vedam jį į Car Vertical ir žiūrim, ar iš tikro viskas taip gerai. Tai atsidarau ataskaitą ir matau, kad rida yra suklastota ir turime patirtą žalą. Tai vis dėlto ir toks brangesnis automobilis turi paslėptų defektų. Einame tolyn ir žiūrime ridos įrašus. Jų turime 5 ir matome, kad 18 metais rida dar buvo 300 000 km ir 19 ta rida sumažėjo iki 147 000, o dabar paskutinis fiksavimas 2023 metais 7 mėnesį 223 000 km. Tai vat rida yra atsukta, tada žiūrime žalą. Automobilis daužtas net 2 kartus. Tai pirmas kartas 18 metų 6 mėnesį nuo 500 iki 1500 eurų žala ir taip pat 19 metais 2 mėnesį žala nuo 3000 iki 5000 eurų. Tai vis dėlto tas kėbulas tikrai yra padaužytas, sutvarkytas, nudažytas ir taip toliau. Tai prieš perkant bet kokį automobilį tikrai verta pasitikrinti ir įsitikinti, ar pagal istoriją tas jūsų rastas ir norimas variantas tikrai vertas jūsų pinigų. Tai žiūrime ataskaitą toliau ir matome techninę informaciją, tai Mersas, E-klasė, 3 litrai, dizelis ir taip toliau. Tada žiūrime laiko juostą ir matome, kad Lenkijoje šis Mersas atsirado 2016 metais, tada BAM 18 viena žala ir BAM 19 kita žala. O dabar, aišku, automobilis yra parduodamas. Tai viskas labai paprasta. Perkat kokį nors automobilį, pasitikrinat per Car Vertical, pamatot baisę ataskaitą, viskas apeina tą variantą, pamatot gražią istoriją, galite pirkti. Tai nepamirškit, kad su linku video aprašyme arba kodu NORBE dar gausite minus 20% nuolaidą savo ataskaitai. Turim stensą. BAM. Atsisėdo ir atlankė arką. Pažiūrėk iš čia. Nežinau tik ar išeina pavažiuoti su tokiu automobiliu, nes paskutinį kartą, kai pas mane buvo labai siauros padangos ir tai net nebuvo kažkokio tarpo iki kanto, tai ant posūkio tą padangą nusimontavo. Tai greičiausiai čia tikrai nėra važiavimų. Supra. Tai turbūt kaip ir kiekvienais metais sakau, kad visko tikrai neparodysim. Tai geriausia būtų, kad atvyktumėt patys ir tiesiog 2 dienas galėsit vaikščioti ratais ir žiūrėti į įvairiausius automobilius. O žinot, ką aš darysiu? Tai turbūt reikia dar greitai pasižiūrėti kelis Lambo, tiesiog susidėlioti tikslus ir kažkada pradėti judėti link superkaro ir tada galim keltis į driftą. Nors dar reikia stabtelti prie Z3 Clown Shoe, tai retas automobilis, tikrai įdomios linijos, matome BBS RS ratus ir jie per lipą bus išdidinti iki gal 18. Sunku pasakyti, nes padanga nutrinta, negi 19. Man atrodo, 19 originaliai nebuvo, bet šiais laikais gali užsisakyti palangių, vidinių ratlankio dalių, kokių tik nori. Tai iš esmės susiburt gali vėlgi, ką sugalvosi. Turbūt Z3 Coupe'as yra vienas keistesnių modelių, kuris man patinka. Ką čia turim? Skyline'as, R-Tram 4, bomba. 8 Andropo, oro ir taip toliau. Ten 3 Golfas, tai kažkaip skaudus prisiminimai. Neinam. Va iš tikrųjų vienas toks pastebėjimas nuo manęs, tai būtent kalbant apie E30 M3, tai man jie daug gražesni būtent tokios stadijos. Sportinės arba originalios, bet ne taip patinka, jeigu jau yra max dropas, stansas ir panašiai. Kažkaip būtent tokiam istoriniui modeliui tikrai labiau tinka būti tokiam, koks jis ir buvo sukurtas. Va, apie kokią Supra aš kalbėjau, jokių ten durų į viršų, tiesiog clean, standartas, net visa tokia pabrūžinta, pabraukyta, duskė atitinkama, tai spėkim, kad bus 2JZ turbo. Ką reikia sakyti? Gražu. Iš tikrųjų įdomus faktas, kad didžioji dauguma dalyvių atvyko čia savo eiga. Tai jokių tralų, nieko, sėdi ir važiuoji. Tai vat vienas iš pavyzdžių, toks Lambo irgi atvažiavo be tralo. Jau galvojau, sakysiu, viskas, keliamės į driftą, bet tiesiog negalim neparodyti. Toks Porsche'as ir tada iškart kitoj pusėj
štai toks. Nors pala, ten juokavom apie offroadinės padangas, o čia turime offroadinį Porsche. Kaip taip? Žiūrim driftą. Matytas Tauringas iš pernai metų, bet va čia labai gražus siaurukas. Pažiūrėsim, kaip chebra važiuoja. Aišku, daug tikėtis nereikia. Automobilį 10 iš 10, aišku, ne pas visus max skillas. Tai dabar ką, man reikia lemenės. Viskas easy, bam, kelios sekundės, lemenė yra. Dabar tik girdžiu, kad niekas nešeria, tai galima apeiti ir pažiūrėti autoparką. S13, kregždė, sedanas, S13, S15, S14A, atrodo lyg nematytas R-Tram 4 keturduris, Kem 6, va su tokiu dropu. Kaip taip? Ne, chebra? Priekis ne ką prašiau. Bet man atrodo buvo ir dar vienas žiauresnis, tai tuoj pažiūrėsim. Ruošiasi, tai panašu, kad tuoj pradėsim. Labai clean PS13, bet esmė šitas Kem 6. Priekis, va toks, per vieną pirštą nuo kantelio, galas iš visų lindęs. Ui, eik tu savo. Tai va su tokiu, chebra, šers. Kaip šers? Pažiūrėsim, kaip seksis, nes iš esmės dauguma setupų jo atrodo gerai, bet tikrai kenkia valdomumui. Tai prieš daug metų bandžiau su dizeliu čia atliekti ir iš esmės buvo reikalavimas daugiau dropo ir žemesnės padangos. Tai kaip supratot, dropo nedariau, padangas irgi palikau tas pačias. Bet gražu, nesuprasit klaidingai. Būtų smagu, kad su lietuvišku skilu, tam pačiam Matsuri, chebra dar pasiruoštų ir atitinkamai automobilius. Va tada būtų tobulas kombo, o čia turime Porsche, keturvietį. Va toks va, drift taksi. S15, dar vienas S15. Ok. Skyline'as R-Tram 2 su V8 motoru ir ITB. Truputį brandingo. Tai čia yra Kem 6, kuris priklauso Gobla. Tai kas pamenat, iš senų laikų buvom su Brodkiu atliekę į Lenkiją, būtent pas Gobla ir jo komandą ir šerim Lenkijoje. Tai smagu ne tik automobilius apžiūrėti ir pamatyti, o sutikti ir pažįstamų žmonių. Ir iškart šalia turime gana nesveiką PS13 ir išvaizda graži ir matos modų prikrauta. Pro drift karas. Bandom lysti trasą, o iškart matau krešas. Tai turėsim gepą įbėgti vidų. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Ir dabar jau yra vakaras, tai daug kas išėjo, daug kas net laikė karščio. Bet žiūrovai nesibaigė. Mes turime čia. Ai. Buvo tikrai gražus bildas, bet panašu nespėjau pamatyti sveiko. Ai. Nurašė. Va. Čia tokia situacija. Supuvo dugnas, tai tiesiog išpjovė ir išmetė. Man atrodo, kad nieko nebuvo šitam Skyline'ui. Tiesiog bičiukas sustojo. Nieko nėra. Bamperis nukrito. Normaliai. Va tiek hebros. Bamperis off. Žmonės laksto, hebros šeria. All good.
Video irgi buvo iš Lenkijos, tai kas čia smagu, kad nėra tvarkos, bet kažkaip viskas vis tiek praeina smūg. Niekas nieko nepervažiuoja, jeigu susikreikština, kažkaip vis tiek greit išsiskirsto Lenkija. Slyva, prašau. Supratot teisingai, su žydra kregžde Adam LZ. Šiaip visai normaliai atsiranda gerų važiavimų, tai toks 50-50. Žinot ką, einu ieškoti atsigerti. Užteks automobilių, tuoj, man atrodo, užsibaigs čia visi tie filmavimai. Ta prasme, dabar yra po 6 ir turime plus 30. Tai šiaip rimtai kalbant, Kebra sakė, sunku ir važiuoti, nes važiuoji su plyta kokia, spardai sankaba, toks karštis, viskas dega, kaista ir nebėra paverio. Tai pirma diena kaip ir baigta, dabar turime beveik 10 vakaro, dar vis karšta, plus 25, žmonių vis tiek visur pilna, niekas neina namo, nors oficialiai renginys baigėsi 8 vakaro. Tai panašu, kad pabūsim ir mes, vis tiek žmonių yra faktas mažiau, tai galėsim tiesiog patogiau visur praeiti.
Ir dar noriu parodyti šios dienos laimikį. Kažkoks didžiulis hypas Hot Wheelsų ir Lenkijoje. Tai vat nusipirkau kelis modeliukus. AE86, nuo ko ir prasidėjo driftas. Ir Lambo, kad būtų tikslas linko eiti. Tai vat esmė, kad jie yra 22 metų, ko jau nenusipirksi parduotuvėj. O čia vat reikės dar sugrįžti ryte, nes sakė papildys naujų aparatų. Tai bandysim ieškoti kažko reto ir irgi galimai pirkti. Dar galvojau dėl Audi, irgi realiai legenda ralio. Taip pat domina ir naujos Supros. Vien žodžiu, kai pradėsi pirkti, čia nebus galo. Tai šiandien čia tiesiog nebelendam, nežiūrim, einam kitur. Taip pat, ką reiktų paminėti, kad žiūrovų parkingas yra irgi labai stiprus. Tai vat prilėkė R8, užbombintos turbos, išmetimas, vidus irgi kosminis, realiai spėjimas, kad štuka 2 arklio drąsiai. Jeigu jau matai tokias pirštinės ant panelės ir tokį automobilį, tikrai kažkas bus. V10 Twin Turbo. Va taip atrodo Ultrace 10 vakaro. Toliau visi vaikšto, čilina, žiūri automobilius. Dar ką reikia paminėti, kad šiandien bus oficialus after party ir koncas. Tai atvaro Luciano, šiaip tikrai žymus atlikėjas. Tai žiūrėsim, gal pateksim, gal paklausysim truputį muzikos. Opa, prasideda ir street veiksmas. Damn! Ui, bomba. Labai gražu. Ir va ten irgi grožis. Šiaip mažai šiukšliadėžių, tai nenuostabu, kad visur prikrauta. Va tokie žibintai. Noriu, reikia, bus. Ir dar, hebra, iš tikrųjų, night experience yra visai kitoks. Atgyja visi automobiliai. Va taip va. Ką reikia sakyti? Gražu. Pro fotoshootas, bam. Video, reelsai, vlogai, cinematic, visa ką. Čia kas man patiko, tai labai unikalus stendas. Atsivežė tiesiog asfalto gabalą, bam, pasistatė. Ir stovi. Pasimsiu biškį normalių kadrų. Opa. Lagina pas jį. Nieko gero. I know. Pažiūrėkit šitą dalyką. Va taip va. Nu ir čia tiesiog stovi GT3 RS. Nelabai kam įdomus, ten RVB, Porsche'as. Va toks va stovi numestas. Visas apdulkėjęs. Užmirštas vienu žodžiu. Vakaro update'as. Gavom locationą, kur vis dėlto galbūt bus kažkokio veiksmo, nelegalaus veiksmo, tai važiuojam žiūrėti. O čia dar va 4 Supra. Ledas visiškai. Uždarė kelią, kad niekas neišvažiuotų. Dar viena Supra. Nu kažkas buvo. Opa, turim. Bet šiaip panašu, kad ne tas spotas. Tai dar bandysim truputį pavažiuoti, paieškoti. Arba reikia varyti atgal iki Ultrace'o ir atsivaryti F30. O, tuoj mindė, burnautėlių užsuks. Turim.
Nu, sakyčiau, pagaliau veiksmas. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Visi tvarkingai, visi patenkinti, laimingi. Ai. Tik pasidžiaugiau. O va čia iš tikrųjų yra pavojinga, kai bičių nesigauna, jis vis tiek bando. Labai negerai, labai. Gal susiprato. Viskas. Nope, bičas sugrįžo. Bandys vis tiek kažką įrodyti. Labai prastai. Ai. Ar bus dar veiksmo? Let's go. Aišku, vietoj burnautas irgi nieko gero. Oi, čia irgi. Taip. Nesigauna. Ir turim jau geresnį driverį. M2. Visiškai naujas. Viskas? Kaip suprast? Va, žmogus chill. Visiškai. Po visos dienos. Ramus. Turim. Let's go. Ai. Vėl bus pavojingai. Jau reikia keltis. Ui. Čia bus. Nu va, takeover style. Jokio drifto. Saulės. Štreilino. Labai pavojinga. Tiesiog matos, kai žmogus nelabai jaučia, kas vyksta, o žiūrovai, aišku, irgi čia nelabai, manau, yra pratę prie drifto ir bet kokiu momentu gali atsitikti nelaimę. Baigės padangos, hebra, viskas. Ar dar damuš? Damuškim.
tai va. Atstūpsiu, padarysiu kadrą. Oi, reikia bėgti. O, aš pats nepapuoliau. Oi, mirsiu, kebra. Va tai va, o. Ta prasme, gal aš ir pasenau, bet ne visi momentai čia tikrai atrodo fun. Jeigu jau varai čia daryti show-offą prieš tiek žmonių, nu blemba. Nuvaryk tikrai prieš tai gal į trasą truputį pasimokint, tada jau gali marozint. O vat kaip pirmai prasideda marozinimas, nieko gero. Slalomas. Panašu, kad viskas galbūt yra ir kitas spotas, bet iš esmės, manau, pamatėm ir normalesnio drifto, ir failų. Tai turbūt šiam vakarui tiek. Dabar grįžtam atgal į renginį ir bandom patekti į Konsą. Kitais metais atsivarysiu savo kokį triperį ir galėsim duoti vaizdų. Aišku, Lietuvoje tai pasodins į kalėjimą, atims teisės, sport pasus, mašiną ir taip toliau. Čia viskas tvarkingai, be jokios policijos. Vienu žodžiu, visi laimingi. Galima pasimokinti. Tikrai tvarkingas parkingas, žiūrovai tvarkingai. Čia stovi, kas aišku rizikuoja, eina į vidurį, bet šiaip, kas mane tikrai stebina, tai be jokios priežiūros vis tiek turime tvarką. Sveiki sugrįžę į antrąją Ultrace dieną. Tai manau vakar tikrai pamatėm nemažai. Šiandien pabandysim patys paturėti truputį lengvesnę dieną. Dar bandom apsižiūrėti rampą, kur vakar nebuvom. Gal kažką rasim ir tada bandysim pasiprašyti, gal įleis pašert. Iškart vaizdai keturdarė Impala. Bent jau aš taip spėjau, neparašyta, bet kažkas panašaus. Ir realiai kažkada svaigau pasimti irgi iš Amerikos, bet vien nerestauruotas kėbulas kainuoja labai daug, o po to reikia įdėti nemažai darbo, kad tas automobilis atrodytų štai taip. Aišku, ir čia jau matos vienas kitas defektas, kažkoks nelaimingas nutikimas, bet vis tiek retai sutinkamas automobilis. Einam toliau. F serijos ketvirtukas, white body, karboninis kapotas ir taip toliau. Bet turbūt nesumeluosiu, jeigu pripažinsiu, jog šiai dienai F-serija jau kaip ir nelabai stebina. Bet vat kas visada pradžiugina, tai ketvirta Supra. Vėlgi neblogas pavyzdys, kai matome iš esmės standartinį Supros kėblą, aišku taip, spoileris, visokie pažeminimai, bet kažkokių modifikacijų pačiam kėblui tikrai nereikia. Pats automobilis iš savęs jau yra gražus, nors va pakeičiau kapotą į paprastą ir viskas. Idealu. Kiek retesnis variantas R31 Skyline'as, tai tokia japoniška klasika ir tada vėlgi lietuvių svajonė, slyva, stensas kaip priklauso. O tai va, galiu įkišti dar pirštą tarp kantelio ir padangos ir čia kalbu apie ratlankio kantelį, o pats kėbulo kantelis lenda į šitą tarpą. Nors žinai ką, skirtingi ratlankiai. Ant šitos pusės tokie, anoj kitokie.
Tai šioks toks update'as, kalbėjau su drifto organizatoriais. Tai 50-50 tarpais ir nepais, kas yra suprantama. Sako, jeigu būčiau parašęs bent jau savaitę prieš, tai tikrai būtų suderinęs pravažiavimą. Dabar tiesiog žiūrėsim link vakaro. Gal apmažės žmonių, nes tuoj parodysim, kiek čia žmonių. Realiai tiek pat, kiek vakar. Sekmadienis vis tiek visi eina, žiūri, laukia eiliai į drift taksi. Tai tiesiog pagyvensim, pamatysim. Taip pat update'as, kad dabar turime plus 32. Tai manau, žiūrovai namie net ir nesupranta, ant kiek čia yra karšta. Visi jau nudegę, sudegę, bet toliau enjoyina renginį. Tai darom tą patį ir tikimės, kad išeis prašert. Tai va čia va matot eilę į drift taksi. Prasideda ir kažkur ten toli baigėsi. Ant tiek didžiulis susidomėjimas, toliau visi žiūri ir nuo viršaus. Vien žodžių, veiksmas non-stop. Galim parodyti ir Supra. Čia, man atrodo, visas įdomumas, aišku, vėl kažkoks nematytas bodykitas ir galimai padarytas targas stogas. Nes nemanau, kad 5 Suprų buvo tokių. Tai mano spėjimas toks. O body tikrai tvarkingai išlietas, uždėtas. Tai pala, Liberty Walk, jo. Aišku, kas daugiau. Tai nieko nuostabaus, kad viskas taip tvarkingai susideda. Bet iš tikro, kalbant ir apie 5 Supra, tai aš rinkčiausi vis tiek clean variantą, kur užtenka splitterių, kažkokių pažeminimų, bet nereikia jokio bodykito. Tai net stovi vienas toks neblogas variantas, tuoj pamatysit. Čia matote eilę į Night Ride'o merčą, tai ir vakar iki galo dienos tiek žmonių buvo ir šiandien irgi. Chebra stovės iki vakaro, kol nusipirks merčą. Smagu. Ir aišku, Kevinas. Busiukas su mocu viduje. Va, prašau. Tobula 5 Supra. Ir dar plus BMS motoras. Tai atsisuki pavirą ir gazuoji. Pažiūrėkit, net BMS šitie coveriai. 1 prie 1, kaip pas mane. Head-upas irgi. Tai realiai jau garažą turiu truputį Supro šroto, nekalbant apie 4. Dabar rimtai kalbant apie e-tram 9, tai va čia turime skoningą slyvą. Labai paprasta. Tiesiog clean kėbulas, tvarkingi rimti ratai, dropas, viskas. Gerai, reikia dar būtinai parodyti ir šitą E9. Turbūt irgi imtų šios parodos mano topus. Man atrodo, su show-offu baigiam, tada sekantis kadras, jeigu pasiseka tiesiai iš drifto, jeigu ne, tiesiog kraunam F30 ant tralo ir varom namo. Nu ką, chebra, vis dėlto mes esam drifto zonai. Nežinau, ar girdit normaliai, bet esmė F30 šyla, pasiskolinau šalmą, tikėkimės į blokus nenusirašysiu. Tai pabandom kelis ranus tiesiog ramius, susipažinti su trasa, o po to bandom duoti šou.
galima sakyti, kad užsičekinau drifte. Labai gaila, kad pavyko vos turbūt 3 važiavimai ir jie nebuvo patys stipriausi, o padangos pasibaigė. Tai nors ir buvo mėsos daug, bet galimai tiesiog, kadangi senos, nelaiko. Ir taip pat įsimetė defektas, kažkur nuskrido apdaila, bet šiaip, kai pasibaigė padangos, pagalvojau, kad sprogo pusašis, nes iš vis nebegalėjau užsimesti šonu, tai vat reikia dar pasižiūrėti, ar nėra kokio kito defekto. Lemba, tepaliuko yra. Bus bairis, kad iš tikro pusašis ar padifas dar pasibaigė. Vienu žodžiu, žiūrėsim. Turbūt dabar kraunam automobilį ant ralo. Reikia paruošti kelionį į Vilnių. Tuo tarpu bus patogiau ir pažiūrėti, kas dedas po dugnu. Bet šiaip pradžiai viskas ok. Ruošimės kitiem metam. Dabar pravažiavus jaučiasi, kad sukasi tik vienas ratas. Tai gali būti problema. Svarbiausia į tralai važiuoti su tuo kitu ratu, kuris sukasi. Ir tada namie tvarkysimės. Antrų bėgių, klačkikas ir viskas. Nesąmonė, gaila, apmaudu, bet ką darysi. Svarbiausia, bet kokiu atveju buvo smagu. Savaitgalis užskaitytas. Žiauriai ačiū žiūrovam, kurie buvot, kurie dabar žiūrit video. Ir aišku, ačiū partneriams OBD11 ir CarVertical. Be jūsų taip pat šitos šventės nebūtų. Su vienu pusašiu įvažiavimas į priekabą nekoks.